Banerinė reklama. Aš esu sutikęs keli žmonės, kurie man aiškino, kad neveikia banerinė reklama, viskas tai yra miręs reikalas. Aš turiu 10 argumentų, kuriuos aš šiandien nesakysiu, bet turiu 10 argumentų, kurie jūs nužudys. Jeigu kas nors galvojate taip, mes galim susitikti, aš jums pasakysiu tus argumentus. Jo, tai yra sena, tai yra nepatogi, tai yra brangi ir visa kita, kas šį išvardinta, bet geresnės nėra. Jeigu tu nori auditoriją pasiekti staigiai, 50% Lietuvos auditorija, visos kitos priemonės tau neveiks kaip banerinė reklama. Tik reikia žinot vieną dalyką, reiškia, nuo tos banerinės reklamos, kuri buvo prieš 5 metus, kai atsirado ten tie visi reklaminiai dalykai, kai mes žiūrėjom į banerį kaip į laikraščio skelbimą, truputėlį pasaulis progresavo. Ir apie tai kalbėjo vakar Jolita iš Gemijus ir aš dar noriu jai patvirtinti tas mintis, reiškia, kad mes čia su vienu kolego sėdėdami kavinėje išgvildenam tokį gerą ir taiklų pasakymą, kurį aš dabar klientams pasakoju. Kartais dar būna, bet jau retai klientai ateina su media planu, kur bus ir jie gauna parodymus. Jie sako, man čia Delfis ar dar kažkas, nenoriu sakyti konkrečiai pavadinimų, nes tai nebuvo iš tenai, bet tiesiog jie man sako, jūsų reklama bus parodyta ten 30 000 kartų, 150 000 kartų. Aš jums sakau, jie jums pardavė jūsų puslapio statistiką. Aiškiai, tas skaičius tik tai parodo, kokia to puslapio statistika, nieko daugiau, viskas. Tada jie nueina atgal ir sako, jūs mus apgavinėjat, jūs pardavinėjat puslapio statistiką, ne? Jie tada, gerai, supratom, pagooglina ir tada sako, jūs gausite už tokią sumą tiek paspaudimų. Ir tada vėl ateina pas mane ir sakau, jūs vėl apgavo. Nes kiek gaus paspaudimų, tai parodys, ar jūsų baneris yra geras. Viskas, nedaugiau. Reiškia, jeigu jūsų baneris yra geras, tai bus daugiau paspaudimų. Jeigu baneris yra blogas, tai bus mažiau paspaudimų ir kiekis visą kitą. Iš esmės, mes turime kalbėti apie tai, kad kokį veiksmą atliks vartotojas paspaudęs ant banerio. Kokį veiksmą atliks vartotojas ir kaip tau tai atsipirks. Nes jeigu mes kalbėsim apie paspaudimus ir parodymus, mes konkuruojam su televizija, mes konkuruojam su laikraščiais, su visom kitom, reiškia, pamačiau, viskas gerai, skaičius yra ir viskas to baigėsi, bet tai nėra efektyvu ir tai nesuteikia pranašumą internetui. Internetui pranašumą suteikia efektas. Ir čia yra didžiulė problema Lietuvoje šiai dienai, kad mes turim nuostabius banerius, mes turim geras kompanijas, kurios sukuria gerus banerius, bet tu paspaudi ir viskas. Ir ta prasme, yra Gemijus tyrimai, apie kurios kalbėjau vakar, kur mes galime užsakyti ir jie pažiūrės, ką ten tas žmogus veikia, kaip jūs jį kapitalizavote ir taip toliau. Bet tai yra didesniems biudžetams. Tai mano asmeninė nuomonė tai yra biudžetams virš 10 000 litų. O ką daryti, jeigu aš turiu 2 000, 5 000, 6 000 litų ir noriu mėnesį pasireklamuoti? Tai jeigu jūs su tą mintim, reiškia, kai tas žmogus atėjo antrą kartą pas mane ir pasakė, ir jisai vėl nuėjo tą puslapį ir sako, jūs mane dar kartą apgavote, tai tas puslapis atsakė, žinot, jūs eikit pas tą Ramūną ir tegul jis jums daro. Ir tokia yra realybė Lietuvoje, reiškia, yra praktiškai 5 rankose didieji Lietuvos portalai, reiškia, kurie šiai dienai gali sau leisti šitą pasakyti smulkiam užsakovui ir jūs nepriversite, reiškia, kad jūs jam mokėsite tik tai už kažkokius pardavimus. Yra kiti afilieitai, kiti būdai, apie kuriuos mes kalbėsim, bet iš esmės tai yra problema. Ir problema yra tame, reiškia, čia yra neseniai mano aptiktas vienas blogiausių pavyzdžių, kaip yra išnaudoti pinigai. Aš tokius atvejus sakau, geriau mes būtume pasiėmę tos pinigus, nuėję į kavinę, pasiėmę dar žydrūną, panaudoję G-marketingą, reiškia, ir pasakė, mes visiems statom alaus ir tai stato ta kompanija, todėl, kad yra tokia akcija. Ir jie būtų, reiškia, jūsų ambasadoriai ir tą žinią paskleistų daugiau. Nes ką mes čia turime, reiškia, aš nieko prieš tą kompaniją neturiu, bet tiesiog Gedimino 9, reiškia, yra kažkokia akcija, kortelė, loterija, dabar tai yra pati brangiausia Delfi vieta, pirmam puslapį šalia, nežinau, man 3 mėnesių atlyginimas, reiškia, čia kad savaitę pabūtų tas baneris. Ir
dabar aš spausiu ir aš gausiu kažkokią anketą, kur man reikia užsiregistruoti dar kažką. Palaukiau pusę minutės, įsikrovė įvaizdinis videoklipas. Aš dirbu šalia Gedimino 9, bet aš ten neisiu. Tai va, ir yra problema, kad žmonės ateina iš paprasto planavimo, kur tiesiog yra plotai laikraščia, dar kažką jie taip pat mąsto. Ir va čia yra ta problema, kurią reikia išspręsti Lietuvos banerių rinkoje. Jeigu tai įsisprendžiam, dar baneriai 100 ir 200 metų gyvos. Ir neš naudą. Kitas dalykas, reiškia, kas žino puslapį Runet.lt? Aš vienas. Bet tas puslapis yra pagal Genius tyrimus penketukį tarp labiausiai vyriškos auditorijos puslapių. Ką mums reikia žinoti, reiškia, mes įdedam banerį į Delfi, pavyzdžiui, mūsų auditorija yra vyriška. Mes įdedam banerį į Delfi, jis spaudžia ir moteris, ir, reiškia, tas paspaudimas jums nueina šunių ant uodegos. Reiškia, jūs paskaičiuokite, kiek ant to banerio paspaudė vyrai, ir dar prie tos kainos pridėkite, kiek tiesiog laisvai be reikalo paspaudė moteris. Ir dabar yra ta tendencija Lietuvoje, kad visi nori Delfi, visi nori tų didžiųjų media kanalų, internetinių media kanalų, mažai galvoja apie auditorijas, arba ten irgi yra media planuose, ten tos auditorijos padengtos, perdengtos ir visą kitą ir taip toliau, taip toliau. CNN vienam, reiškia, iš verslo puslapių, CNN vienas paspaudimas kainuoja, neklystu, 700 eurų. Vienas paspaudimas. Bet žmonės žino, kad jeigu įdės ten skelbimą, kad parduoda salas, tai paspaus 100 žmonių, jie sumokės tą sumą, bet iš tų 100 žmonių tikrai atsiras, kam norės parduoti tą salą. Ir reikia surasti tokių vietų internete, tokių mažai galbūt lankomų vietų internete, kur tiksliai atitinka jūsų tikslinę grupę. Ir niekas kitas tai nepadės, kaip tik tai jūs patys. Net Google'as jums nepadės, Martynai. Google'as nepadės. Va.